Sveiki, taigi šiandien pakalbėsim, kas iš tikrųjų yra vibe codingas ir kuo jisai skiriasi nuo bandymų programuoti su ChatGPT ar Google Gemini. Ko gero daugelis bandyti programuoti su ChatGPT ir žinot, kad patikėt savo užklausą, ChatGPT išspjauna kažkokį kodą ir viskas ok. Jeigu tam kodė yra kažkokia klaida, jūs grąžinate ChatGPT. Problema didesnė atsiranda tuomet, kai norit kurti didesnius projektus. Ir ta problema yra ta, kad ChatGPT neturi viso jūsų projekto konteksto. Ir tai tiesiog vadinama aklų kodavimu. Nes ChatGPT mato tik tai, ką jūs įklijuojate. Vibe coding esmė yra kontekstas. Tai reiškia, kai mūsų naudojami įrankiai mato pilną codebase, ar ne, visą kodo struktūrą, turi prieigą prie duomenų bazės, mato, kokios ten yra lentelės, kokios yra vykdytos migracijos, ar pritaikytas RLS ir panašiai. Ir mes ten turim pilną kontrolę, reiškia AI įrankius mes valdome, o ne jie valdo mus. Dažnai išgirstu, kad nesusikalbu su ChatGPT ar nesusikalbu su kažko, pas mane tokių dalykų nėra, nes viskam naudoju labai griežtas taisyklės ir AI modeliai daro tik tai, ko aš noriu, o ne tai, ko nori jie. Taigi, jeigu diskutuoti plačiau ar ne, tai ChatGPT, tarkim, prieš vibe coding, ar ne, esminis skirtumas, kaip ir minėjau, konteksto supratimas. Į ChatGPT jūs įklijuojat tai, ką norit, ar kažkokią kodo dalį, kurią reikia pakoreguoti, ir ChatGPT mato tik tai, ką įklijuojat, nežino projekto struktūros, negali pasiekti duomenų bazės, ir kiekvieną sesiją, praktiškai nuo nulio, ar ne, nes išnaudoja konteksto langą, jūs turite pradėti naujai. Kai tuo tarpu Windsurf arba Claude, ar ne, kuriuos naudoju aš ir kurių mes mokomės po Nobelės seminaruose, mato visą projektą, supranta failų ryšius, integruojasi su Superbase API, išlaiko kontekstą per sesiją. Tai šiuo atveju, jeigu jūs paklausit, kur randasi mano, tarkim, prisijungimų logika ar kiti dalykai, jūs galite kalbėti su savo kodu. Ne kažkokiom atskirom kodo dalim, o šie įrankiai mato visą jūsų kodą, ar ne? Aš tai nusipiešiau tokį paveikslėlį, ar ne, kad būtų šiek tiek aiškiau, kad, ChatGPT, kaip ir matom, atskiri kodų fragmentai, kai tuo tarpu Windsurf mes matom visą projekto struktūrą ir mes kalbame su to kodu ir galim atlikti pakeitimus tiksliai ten, kur tų pakeitimų reikia, nes, tarkim, įgyveninti kažkokį funkcionalumą, kaip ir štai šį primityvų puslapėlį, kurį pasidariau šiam video, tai sudaryta iš atskirų dalių, ar ne, ir jeigu pakeisim vienoje vietoje, galimai reikia pakeisti ir kitoje vietoje, ar ne, kad kontekstas būtų atvaizduojamas. Taigi, nors ir užduodame tą pačią užduotį, gauname du visai skirtingus rezultatus. Tai ChatGPT, kurio aš apskritai nerekomenduoju, tai generuoja paprastą kodą, nežino, kaip naudoti Superbase, nežino failų struktūros, sukuria konfliktus su esamu kodu, nes jisai daro pakeitimus, kaip jam atrodo geriau, bet jisai visiškai nesuvokia, kokia yra kodo struktūra, ar ne, tai rezultatas tiesiog copy-paste ir klaidos frustracija. Kai tuo tarpu Windsurf, ar ne, ar Claude, ar kiti įrankiai mato visą kontekstą, žino, kad naudoju Superbase, mato lenteles ir mato package.json, env failus, integruoja su esama struktūra, atnaujina visus susijusius failus, ar ne, tai skirtumas didžiausias yra kontekstas ir, pačio projekto matymas. Taigi, kaip AI mato tavo projektą, tai ChatGPT, tarkim, mato tik tai atskirus failus, ar ne, kaip pavyzdys auth JavaScript, ar ne, kai tuo tarpu Windsurf mato visus failus, bet ir mato absoliučiai visą failų struktūrą. Todėl, ženkliai lengviau implementuoti pakeitimus, aš jau nekalbu apie didžiulius darbus, ar ne. Tam, kad suvaldyti AI, aš naudoju tokį vadinamą interviu metodą, kai
AI man užduoda klausimus, ko aš noriu, tuomet atsakau į tą klausimą ir tuo klausimu remintis AI modelis formuoja sekantį klausimą taip, kad sukurtų pilną specifikaciją. Ir, ne, tai panašiai, kad AI, ką tu darysi su šio funkcionalumu, kaip jisai turi veikti, ką turi matyti gautinis vartotojas, ar ne? Ir aš atsakydamas į tos klausimus sukuriu pačią idėją, sukuriu specifikaciją su AI pagalba, ko pabaigoje mes tiesiog turime blueprint vadinam ar ne, ir štai kaip pavyzdys pasidalinu tiesiog užklausą, tai yra tiesiog demo užklausa, kurie įgalins AI modelį klausti mūsų dalykus ar ne, tam, kad įsiaiškint, ko mums tiksliai reikia. Ir atsakę į klausimus, mes po to galėsim susidėlioti struktūrą ir ją įgyventi mažom dalytėm. Mes niekada nedarysim pilnos enterprise aplikacijos ir panašiai. Mes naudosim mažas dalytės ir po truputį lipdysim mūsų projektą tam, kad AI modelis tiesiog nepasiklystų. Visam tam naudojamas produkto reikalavimų dokumentas, naudojamas tam tikros taisyklės, apie kurias aš labai daug pasakoju savo seminaruose ponosobalys.lt. Tai maždaug taip vyksta visas projektas, ar ne? Ir kaip ir minėjau, mes atsakę klausimus gaunam vadinamą blueprint, čia yra tikroji magija. Prieš tai mes turėdavom patys susigalvoti kur, kas ir kaip. Dabar mums tai reikia atsakyti į klausimus ir su jai pagalba mes nusibraidžysim absoliučiai viską, tiek duomenų bazę, tiek API, tiek frontend, ar ne, ir matysim viziją, kaip projektas turi atrodyti, tiek mes patys, tiek AI geriau žinos, kurie linkme mes turime eiti. Tai maždaug tokia užklausa, aš darau vadinamą blueprint, ar ne, arba dar kitai vadinamą PRD, ir jo pagalba suprojektuoju patį projektą, kaip jisai turės atrodyti, koks turės būti prieinamas funkcionalumas ir panašiai. Tai duoda tai, kad mažais žingsneliais mes padarom mažiau klaidų, nes AI modelis yra labai griežtai kontroliuojamas ir daro tik tai, ko mes norim. Jeigu ta maža klaidelė ir atsitiko, mes ją ištaisom, bet tai galimai neapims viso projekto, o tik tai tam tikrą mažytį funkcionalumą, ar ne, kurį mes toj pat ir sutvarkom. Tai nors atrodo, kad laiko galim užgaišti šiek ilgiau, bet visumoje mes sutaupom labai daug laiko klaidų taisymui. Taigi savo seminaruose aš dar rodau, kaip visą tai atrodo, ar ne. Tai yra integruotas ir testavimas, dirbtinis intelektas rašo kodą, paleidžia testus ir pats juos ištaiso, ar ne, randa klaidas, jeigu tokių yra, ir mes tiesiog galim žiūrėti visą procesą ir gerti kavą. Taigi, tai paaiškina, kodėl labai svarbu viską laikyti ant bėgių, kuriant aplikaciją, ar ne? Tai ką mums reikia padaryti, kas vykdoma, kas atlikta, mes visada matom ir stebim tą progresą ir kuruojam savo AI modelius, kad štai dar reikia padaryti tai ir tai. Ir remintis mano taisyklėm, kurias esu pats sukūręs, tas AI modelis prieš atlikdamas kiekvieną pakeitimą, jisai atsiklausia manęs, ar aš galiu tęsti. Tai tuomet aš turiu galimybę tiesiog peržiūrėti, kas yra jau padaryta, patikrinti, ar nėra klaidų, ar atitinka logika ir mano vizija, ką aš buvau sugalvojęs, ir tuomet galiu leisti AI modeliui tęsti su užduotim, ar ne? Tai yra labai pažangus ir galingas būdas programuoti su AI. Dar didžiulis skirtumas programuojant su ChatGPT ir naudojant tam skirtus įrankius, kaip mes mokomės mano seminaruose, tai, kad dirbtinio intelekto atmintis blėsta. Kuo ilgesnė sesija, tuo daugiau AI modelis pamiršta. Šiuo atveju, kadangi mes turim visą kontekstą, mums labai lengva pradėti arba naują chatą, arba tokie įrankiai kaip Windsurf ir Cursor, jie naudoja Infinity Loop, jie naudoja
vidinę atmintį ir tam tikrus dalykus jie kompaktuoja, suspaudžia tai, apie kas buvo kalbėta ir, kontekstas jisai niekur nedingsta. Visą kontekstą jie mato ir toliau, kai ChatGPT tuo atveju, tai yra du nesulyginami dalykai. Aš savo programavime naudoju 3 pagrindinės taisyklės, ar ne? Tai sukurti PRD, tai reiškia sukurti planą, kadangi mes esam architektai ir kuriam planus, o AI yra jų vykdytojas. Tai vėliau generuojam užduotis ir galiausiai turim paskutinį taisyklių paketą, taip, tai yra paketai, su kuriais AI modelis pažindinami, tam, kad tas užduotis po vieną įgyvendintų. Kaip aš ir anksčiau minėjau, viena užduotis, patvirtinam ją, tada sekanti užduotis yra vykdoma AI modeliu. Tai yra labai galingas workflow, ar ne, angliškas žodis. Tai yra būdas, kaip aš dirbu ir kaip mokau žmonės savo seminaruose ar kursuose, kuriuos galite įsigyti, ponasobalys.lt. Taigi pavyzdys, kaip tai atrodo, tai maždaug taisyklė 1, viena užduotis vienu metu, pažymėk X, kai jinai baigta ir lauk vartotojo į raidelės, kad mums užtenka į raidelę parašyti į terminalą prieš tęsiant. Taigi AI dirba sistemingai, o ne chaotiškai. AI modelis turi tik tai vieną užduotį vienu metu, o nebėgioja kaip višta be galvos per visus failus, duomenų bazės ir bandydama kažką pakeisti. Tokiu atveju mes išsprendžiam didžiulę dalį problemų, padarom labai mažai klaidų, todėl, jeigu dalyvausit seminaruose, pamatysit, kaip tai yra efektyvu ir kaip greitai yra sulipdamos aplikacijos, programos, web puslapiai ir taip išvengiant, tiesiog klaidų. Taigi didžiulė AI super galia, tai AI ir Superbase, šiuo atveju daugumoj React projektų mes naudojam PostgreSQL, bet debesy, tai yra Superbase. Ir ką mes čia turim, ar ne? Mes su Windsurf arba Cloud-e-Code valdom viską. MCP protokolus, duomenų bazės, valdom Codebase, per API jungiamės prie vartotojų, prie autentifikacijos, prie duomenų ir taip toliau. ChatGPT viso to neturi, ar ne? Su Windsurf Cloud-e-Code mes turim tiesioginę integraciją, ar ne, su duomenų bazės schemom ir taip toliau. Mums nereikia kažkokių elementų kopijuoti, po to gauti tuos kodo gabaliukus ir bandyti juos implementuoti. Tai yra labai neefektyvu. Ir kodėl ChatGPT to negali, nes, jisai nežino mūsų duomenų bazės struktūros, tiesiog spėlioja lentelių pavadinimus, sukuria klaidingas užklausas. O kai tuo tarpu Windsurf su Superbase MCP, mato viską ir duomenys yra 100% tikslus ir nenuspėjami. Taigi pasikartosiu, kad kuom skiriasi programavimas, tai įrankiai, kurie mato viską. Codebase esmė yra kontekstas, ar ne, kad matytų visą mūsų projekto kontekstą, suprastų, su kuo jis valgomas. Jeigu paspaudžiam vieną mygtuką, kas vyksta su kitais mygtukais, su duomenim, kas vyksta su duomenų baze, kaip yra registruojami, tarkim, vartotojai, kas atsitinka, jeigu žmogus įsideda prekiai į krepšelį ir panašiai ir taip toliau, ar ne? Todėl mano rekomendacijos iš tikrųjų pradedantiesiam naudoti Windsurf, ar ne, tai yra intuityvi sąsaja, mato visą Codebase ir lengviau pradėti. Pats aš asmeniškai naudoju Cloud-e-Code, naudoju Cursor ir, žinoma, jie stipriai yra pakoreguoti pagal mano poreikius. Dabar nesupraskit manęs neteisingai. Programuojant klaidų bus. Tik tai gal čia atsiras šiek tiek kitoks supratimas, ką mes su tom klaidom darysim, ar ne? Tai vėlgi mes kontroliuosim, mes turėsim taisyklės, nes per didelis kontekstas AI pamiršta, ką darė. Sprendimas, fokusas į svarbiausius failus, tai mes sudarysim struktūrą.
Jeigu nėra struktūros, chaosas, ar ne? Sprendimas aiškiai architektūra. Kaip prieš tai minėjau, pasidarom produkto reikalavimo dokumentus ir juos sekant, ar ne? Ir kaip matom, jeigu mes neplanuojam, nežinom, kas toliau bus, mes patys dar gal neturim projekto vizijos, tai yra blogai, nežinom, kur einam. Sprendimas tiesiog tiksli veiksmų eiga, ar ne? Dar didžiulis pliusas, naudojant tam skirtus įrankius programavimui kaip Windsurf, tai yra MCP serveriai. Pavyzdžiui, Context 7 serveris, jis turi oficialią dokumentaciją ir visą naujausią informaciją apie tam tikrus modelius. Kai ChatGPT, žinias baigęs kažkada 25 metais, tai tarkim, toks pavyzdys kaip Tailwind 4, jisai neturi supratimo, kas tai yra Tailwind 4. Ir todėl jisai darys begalės klaidų, kai su Windsurf ar Cloud Code mes galim turėti visą naujausią informaciją apie naujausius modulius, apie CN komponentus ir taip toliau. Tai mes įsprendžiam šią problemą su papildomais MCP serveriais. Todėl tikrai norėčiau, kad suprastumėt, jog ChatGPT visiškai neskirta programavimui, vibe codingui, kaip Windsurf, Cursor, Cloud Code. Tai yra tikrosios priemonės programuoti, specializuoti įrankiai, kurie jums suteiks 100% produktyvumą. Taigi nuo ChatGPT iki vibe codingo, tai technologijų šuolis, ar ne? Iki 23 metų, kol atsirado viešai prieinami, ar ne, modeliai, programuotojai kariaudavo, ieškodavo, kaip įspręs vieną kitą problemą su dažniausiai Stack Overflow. Po to, atsirado AI asistentai, tokie kaip ChatGPT, mes jau galėjom paklausti, kaip ištaisyti vieną ar kitą klaidą. O ko aš šiandien mokau ponas Obalys LT seminaruose, kaip mum tapti orchestruotojais, ar ne? Kaip mum valdyti visus AI agentus ir pasitelkus AI programuoti ir sukurti praktiškai bet ką. Progresas akivaizdus ir šiam paveikslėlį stengiausi parodyti maksimaliai, ar ne, kuom tai skiriasi nuo to, kas buvo prieš 2-3 metus. Taigi 23-24 metai buvo ChatGPT era, kai atsirado, visi galėjo nueiti pasiklausti, klausyk, o čia turiu klaidelę, kaip ištaisyti, jisai duodavo pavyzdžių. Šiandien yra 2026 metai ir tai yra vibe coding era, kai mes su tam tikrų modelio pagalba galim matyti visą AI kontekstą, galim be problemų koduoti, galim susikurti praktiškai ko jūs tik tai norite, ar ne? Ir, ribos yra galbūt tik tai jūsų vaizduotė, netgi mes peršokam ir tas ribas, kadangi mes su AI modeliais galim labai puikiai brainstormint, susikurti funkcionalumą, apkalbėti kažkokius tobulinimus ir AI mums patars apie tai, apie ką galimai mes net nebuvom patys pagalvoję, ar ne? Tačiau, kaip ir minėjau, viskam reikalinga sistema, tai susikurti, nusibraižyti planą mūsų projekto, pasidaryti blueprint ir tuomet vykdyti užduotis, laikant AI modelius už pavadėlio, kad jie darytų tiksliai tai, ko mes norim. Todėl visus tikrai kviečiu tapti vibe coderiu. Sekantis mano seminaras vyks vasario 7-8 dienomis ir jie vyksta vieną kartą per mėnesį. Tai jeigu nepavyko užsiregistruoti vasarį, galite registruotis kovą. Ir per 2 dienas mes išmoksime programuoti naujojų vibe coding metodu. Viską darysim nuo nulio su GitHub, Cloud, Windsurf, visa tai bus lietuviškai. Susikursit realią aplikaciją, galėsit kurti kartu su manim, galėsit atsinešti savo viziją ir ją įgyvendinti būtent per šį savaitgalį. Taigi taip atrodys programa, ką mes veiksim pirmą dieną ir ką veiksim antrą dieną maždaug. Ir sukursite arba savo idėją, arba kartu su manim galėsit kurti portfolio puslapį, Tidiu aplikaciją, vartotojų sistemą. Pasirinkimas jūsų. Galėsit sekti tai, kas rodoma ekrane, arba tiesiog praktiškai daryti
pagal naujai įgytas žinias savo projektą. Kadangi tai bus live workshopas, aš prie jūsų kiekvieno galėsiu prisijungti, pamatyti jūsų ekranus, padėti ištaisyti klaidas, užvesti jūs ant teisingo kelio, parodyti teisingą workflow, išmoksim naudotis taisyklėmis ir, jūsų projektas perės į kitą lygį, ar ne? Tai kas iki tol gulėjo galbūt stalčiui, dabar gali išvysti dienos šviesą. Kam tai skirta? Tai skirta absoliutiem naujokam. Taip, jeigu neturite visiškai jokių programavimo žinių, šiandien to galite išmokti su pono Obolio seminarais. Verslininkam, norintiem sukurti greitą prototipą savo kažkokiai vizijai, produktui ar svetainiai, freelanceriam, ieškantiem naujų pajamų šaltinių, visiems smalsuoliam, kurie nori suprasti ateities programavimą. Taigi, registruokitės, atsineškit savo idėją ir sukurkit realius produktus per savaitgalį, vasario 7-8 dienomis. Mokymai vyks viso 14 valandų, tai 7 valandas su pertraukom šeštadienį ir 7 valandas su pertraukom sekmadienį. Vietų skaičius ribotas, šiandien kaina yra 97 eurai, tačiau jį brangs iki 137 eurų, kadangi tik tai 30 dalyvių ir noriu skirti asmeninę pagalbą kiekvienam. Taigi galite pasispausti registruotis ir štai čia pamatysite visą seminarą, visą medžiagą, galėsite apmokėti kortele arba banku, čia galėsite pasirinkti datas, taigi sekanti vyks kovo 14 dieną ir taip toliau. Ir čia rasite visą aprašymą, ar ne? Ponas Obolys seminarai, pasirinkate seminarą ir yra visas aprašymas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, labai tikiu, kad jums šis video davė supratimą, davė naudos ir pasimatysim galimai mūsų seminaruose. Jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskit like, pasidalinkit su draugais, kurie galbūt ieško informacijos, kas tai yra vibe coding, kaip programuoti su AI. Ir, jeigu susidomėsite, lauksiu jūsų seminaruose jau vasario 7-8 dienomis. Taigi šiam video buvo tiek. Iki sekančių video. Ate.